Labą dieną. Labai džiugu man, kad apie tokią temą kaip atvira prieiga Lietuvoje mes diskutuojam, svarstom, kad į tą diskusiją jaunieji mokslininkai įsijungia. Kaip tik prieš dvi savaitės buvau Europos taryboje ir buvo svarstomas jau Europos komisijos pateiktas dokumentas dėl atvirosios prieigos ir dėl to, kaip ES paskatinti tai, kad mokslo duomenys, atradimai būtų kuo atviriau prieinami visiems mokslininkams. Žinoma, tai yra daroma iš kelių sumetimų. Tai yra daroma pirmiausia tuo, kad siekiama sukurti bendrą Europos mokslinio tyrimo erdvę. Tai reiškia, kad vyktų idėjų, žinių apykaita kuo greitesnė, kad mokslininkai, kurie dirba vienoje šalyje, žinotų tai, kad kuo greičiau sužinotų apie tai, ką daro mokslininkai kitoje šalyje. Reiškia, kad vyktų labai greita ir intensyvus bendras darbas, glaudinant ir siejant mokslininkus į vieną erdvę. Ir tai yra deklaruojama kaip grinai pirmiausia ir Europos interesas. Tai yra vienas tikslas. Antras tikslas, kaip aš supratau, yra tai, kad apskritai yra siekiama, kad mokslas, kuris yra sukurtas iš biudžetinių lėšų kiekvienos šalies arba iš europinių lėšų, kur irgi biudžeto lėšos, kad jisai nebūtų niekaip uždaras, niekaip neprieinamas, kad jo galėtų naudotis ir privatus, ir valstybinės institucijos vėliau plėtojant, diegiant tas idėjas. Tai yra susiję, žinoma, ir Europos komisija turi dar ir tokį kitą sumanimą, kaip mes matome, kad tuomet, kai tie tyrimai yra atvirai pateikiami ir kai yra iškeliama ta sąlyga, jos daug paprasčiau finansuoti, nes nereikia tuomet neįsijungia valstybės pagalbos schemos ir kitos, yra ir toks pragmatinis interesas. Tačiau aš manau, kad mums atvira prieiga iš tiesų yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes kad mūsų mokslininkai būtų daug geriau matomi ir Europos Sąjungoje ir kad mes galėtume taip pat į tą bendrą komandą įsijungti. Taip pat aš manyčiau, kad yra labai svarbu mums Lietuvoje turėti, jau bent Lietuvoje turėti atviros prieigos taip pat principų paremta žinių apykaita. Mes žinome, kad buvo kuriama lituanistikos duomenų bazė ir tuo metu, kai jinai buvo pradėta kurti, buvo tik tai idėja, kad galbūt tai irgi yra kažkas panašaus kaip atviros prieigos principų, nors tokiom savokom tada nebuvo kalbama. Tačiau čia galėtų būti iš tiesų toksai jau yra parengta viskas tam, kad jinai tokia būtų. Ir kad net Lietuvos viduje vyktų žinių apykaita. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad kai kreipiasi jaunieji mokslininkai ir atkreipia dėmesį į tą problemą, kad jie norėtų publikuotis atviros prieigos principų, bet tam reikia lėšų, tai Lietuvos mokslo taryba surado mechanizmą, kaip galima finansuoti tai, kad mokslininkas skelbia savo publikaciją užsienio leidinyje ir užmoka atviros prieigos mokestį. Tai aš tikiuosi, kad kuo daugiau mes diskutuosim, tai tuo mažiau tų mokesčių liks ir kuo viskas bus priėjimas į atvirą prieigą liks nemokamas, kiek įmanoma plačiau. O uždavinius, kuriuos aš matyčiau, tai pirmiausia, tai, ką mes turime Lietuvoje, pasistengti, kaip įmanoma atviros prieigos principų pateikti. Ir čia aš matau labai didelį bibliotekų, universitetų bibliotekų asociacijos indėlį galima. Ir manau, kad tų diskusijų niekada nebus per daug. Ir labai svarbu yra, kad tos šiandienos diskusijos jūsų mintis, kurias sugeneruosite, jas paskleisti kuo plačiau. Jūs žinote, kaip tą daryti, kad žmonės pradėtų apie tai galvoti ir priimtų tą kaip gerą dalyką ir prie to priprastų. Tai to ir linkiu. Dėkui.